energetika iš esmės turės pasikeisti. Ji turės tapti žalesne, turės būti atrandami nauji keliai, kaip paversti tą energetiką į labiau išsaugomą. Energetika bus žalioji, tai reiškia, kad tai bus pagaminta vėjo, saulės, galbūt hidroelektrinėse. Tai reiškia, kad bus labai didelis trūkumas šitų specialistų. Tai ši studijų programa yra universali, iš tikrųjų tinkanti tiek praplėsti žinias, jeigu tų žinių yra inžinerinėje specifikoje, tiek tiems, kurie nestudijavo inžinerijos. Yra tokia galimybė įstoti net ir nestudijavus inžinerijos į šią studijų programą. Studijų programos pusė yra inžinerijos, kita pusė yra ekonomikos. Studijų programa vykdoma yra tarp dviejų fakultetų, elektros ir elektronikos fakulteto ir ekonomikos ir verslo fakulteto. Tikrai yra surinkti labai stiprus dėstytojai. Ekonomikos srityje esu labai patenkinta, nes dėstytojai turi labai daug tarptautinės patirties. Inžinerinės dalies dėstytojai yra taip pat dirbantis aktyviai su Lietuvos, su užsienio verslais, kuriantis patys savo įmonės. Ne tik teorinių žinių yra įgaunama, bet ir praktinių. O baigus šią studijų programą, aš manau, kad galima tikrai labai plačiai dirbti, pradedant nuo strateginių energetinių klausimų, nuo klausimų, kurie susiję yra su elektros kainomis, kaip pavyzdys, su elektros rinkomis. Tai iš tikrųjų labai platus profilis, bet galima, aišku, toliau dirbti su techninė informacija, su techninėmis žiniomis. Ir aš manau, kad tai yra labai puikia studijų programa, jeigu norima tęsti studijas po bakalauro, ypač pasibaigus atsinaujinančią energetiką, energetikos inžineriją, elektros inžineriją, nes duoda tikrai papildomų daug žinių. Mano atveju tai tikrai praplėtė tą suvokimą apie pačią energetiką, tai aš esu iš tikrųjų labai patenkinta šitą studijų programą.